Nėra aukštesnio mokymo žemėje už proto prigimties atpažinimą, kadangi tai yra visų patirčių pagrindas. Nesvarbu, kokią patirtį patirtume ar turėtume. Didžiausią laimę, didžiausią skausmą, netektį, praradimus ar didžiausią sėkmę. Net jei matytume vizijas regėjimuose, meditacijos metu ir patirtume dieviškus jutimus, visa tai pasireiškia ant prigimtinio proto ekrano šioje beribėje erdvėje, lyg ant dangaus pasireiškia debesys ir visos šios patirtys išsisklaido, nepalikdamos jokio pėdsako, tarsi niekuomet jų ir nebuvo. Tačiau nemaraus šaltinio savyje atpažinimas turėtų būti mūsų pagrindinis uždavinys. Kadangi prisilietus prie to, pažinus tai, mes pažįstame tikrąją mokytoją savyje. Visi išoriniai mokytojai yra instrumentas Dievo dvasios, kuri tveria visame kame, absoliuto. Mokytojas tai yra atspindys Dievo, rodantis mums pavyzdį. Geras mokytojas, gera mokytoja mus nukreipia į savo patirtį, į asmeninį patyrimą to, kas iš tikrųjų esame. Kuomet atpažinome erdvę, kurioje pasireiškia visos gyvenimo patirtys ir išraiškos, ir joje jos vėl išsisklaido. Tačiau ši erdvė niekuomet nekinta ir nėra paliesta išraiškos. Mes regime aiškiai savo gyvenimą ir esybės šviesoje regime, kas užtemdo mums akis. Regime atskirtį. Per intuiciją suprantame visą, kas turi būti žinoma. Tačiau tam reikia gerai išskirti, kas tai yra, kas yra ši patirtis. Tam yra reikalingas mokytojas ar mokytoja, kuri gerai išryškina tai. Ši patirtis, tavo tikroji prigimtis, yra šviesa, yra erdvė, permatoma, neturinti jokių savybių, jokio vardo, jokios praeities ar ateities. Ji yra visa apglėbianti erdvė, regėtoja, nešališka. Jokio koncepto joje nėra. Patirkime tai patys. Nepriimkime jokių žodžių už gryną pinigą. Turime patirti, ištirti tai. Pastebėkime, kad įvairios patirtys, įvairūs pojūčiai, kuriuos juntame kūne, emocijose, prote, asmenybėje. Visa tai kinta ir niekuomet neišlieka. Tačiau yra viena dalis mumyse, kuri regi visą šią kaitą lyg upę. Ar nors viena patirtis ją sutrikdo? Tarkim, jaustume didžiausią skausmą savo gyvenime. Pastebėkime, kad toje regėtoje nėra to paliesta.
Taip, šis fizinis kūnas kenčia, ar šios emocijos kenčia ir įsiskaudinusios. Tačiau anapus to yra amžinoji regėtoja, nepaliesta jokio vyksmo. Suvokus tai, turime pasitikėti savo patirtimi. Geras mokytojas, gera mokytoja mums įbeda pirštu į šią patirtį. Ir taip pat suteikia mums pasitikėjimo tuo. Kadangi dvasinio kelio principas, visa tai, kas yra dvasinis kelias, yra vienas dalykas, labai paprasta kalba išreiškus, tai yra, kur krypsta mūsų vidinis dėmesys. Ar jisai krypsta į išorinės formas, įvairius objektus, garsus, regą, lytėjimą, bet taip pat formas, kaip prote atsirandančias mintis ir jausmus, ir praeitį, ir asmenybę, ir energijos lygį, kurį patiriame. Pamažu atsiranda šis atpažinimas, kad visas šis gyvenimas, tas vyksmas, išsireiškia nekintančioje erdvėje. Ir kaip Upanišaduose sako, išminčių siekiantis nemirtingumo apverčia savo akis ir kontempliuoja save patį. Tad mūsų dvasinis kelias prasideda su šiuo atpažinimu šios nekintančios erdvės, kuri persmelkusi mūsų gyvenimą. Ir mūsų vidinis dėmesys nukrypsta į vidų, į šią erdvę. Ir mes pradedame kontempliuoti absoliutą. Tai nėra suprantama intelektualiai, tai reikia patirti. Tam mes turime meditaciją ir įvairias praktikas. Tačiau tai turėtų būti mūsų užduotis, nes tai yra pati esmė. Kadangi ant šio patyrimo yra statomos visos kitos dvasinės praktikos. Be šio patyrimo mes tarsi akli klaidžiame, nežinodami, kas yra kas. Pasiklydę teorijose, konceptuose, mintyse ir neturintys gero pagrindo. Ir mūsų integracijos darbas negali prasidėti, kadangi neturime tvirto pagrindo po kojomis. Jėzus Biblijoje sako, aš esu vynmedis, o jūs esate vynmedžio šakelės. Be manęs jūs negalite nieko. Tad turime suprasti giliai šią alegoriją, šį palyginimą. Kas yra Kristus? Kristus yra prigimtinė sąmonė šviesa. Pažinus tai, pažįstame visako pagrindą, kuris niekuomet nekinta. Pirmas į gyvenime atsistojame ant pagrindo, kuris yra tvirtas ir ant kurio mes kaip brandaus dvasinio kelio žmonės statome savo gyvenimą. Prieš tai jį statėme ant tuštybių, dalykų, kurie praeina, ant asmenybės, ant pojūčių, ant konceptų, minčių, idėjų. Visa tai yra neišliekantis ir nepatikimas pagrindas. Esybės šviesa, sąmonės šviesa. Tikroji mūsų prigimtis. Ir tai yra vienintelis dalykas, kuris niekuomet nekinta.
Taip pat Biblijoje yra pasakojimas Jėzaus, kuomet jisai sako, žmogus pasistatė namą ant smėlio, atėjo audra, bangos ir šis namas buvo prarastas. Tačiau kitas žmogus pasistatė namą ant uolos ir jis atlaikė bet kokią audrą. Kas yra toji uola? Uola yra Kristus, yra Budos protas. Jeigu neturime gyvo patyrimo to, ką kalbu, galbūt atrasime daug priešpriešos šiuose žodžiuose. Kristus, Buda, bet tai viso labo sąvokos. Meskime visą tai iš galvos. Eikime prie pačios esmės. Taigi, kokia audra gali paveikti esybę? Kokios bangos jie gali nunešti? Mūsų dvasingumas nėra statomas ant emocijų, ant gero pojūčio, ant pozityvumo. Turime išmokti priimti gyvenimą nedualiai. Tiek gerą, tiek blogą, tiek visą, ką gyvenimas atneša. Nes iš tikrųjų nėra tokio dalyko gero ar blogo. Yra taip, kaip yra. Ir kuomet statome savo gyvenimą ant tikro pagrindo, kas yra esybės erdvė, ir mūsų vidinės akys, vidinis dėmesys, niekuomet nesviruoja į jokius objektus, bet yra sutelktas į esybės erdvę. Nėra jokios patirties, kuri mus paveiktų. Net jeigu mes kenčiame ir šis kūnas kenčia, ar emocijos kenčia, protas kenčia. Mes neužmirštame, kas esame. Ir žinome, kad anapus to mūsų prigimtis yra tyra, švari, skaisti, per amžius ta pati, nepakitusi, nepaveikta laiko, nepaveikta jokio vyksmo, apkabinanti besąlyginę meilę visas gyvenimo išraiškas ir formas. Jos šviesoje nėra skirstimo, nėra teisimo, nėra prioritetų, kad ir ką patirtume išraiškų pasaulyje, jinai tai apkabina. Ir stovint ant tikro pagrindo prasideda mūsų integracijos procesas. Apie tai pakalbėsime kitame video.